Sveiki bičiuliai. Šiandien uždarinėju žiemos žvejybos sezoną. Ir galiu pasakyti, kad uždarimas tikrai nėra blogas. Žiūrim. Pradėsiu nuo savo auksinės eketės. 33 vienetai, kuojos ir 6 ešeriukai. Viena didesnė, kita irgi nebloga, kita mažesnė, žodžiu visokių yra. Štai eketė. Anomalija, žiūrėkit kokia. Šalia išsigrėžiau dar vieną eketę ir ten vieną eketę. Ir ten, ir čia truputį matylių užsipyliau, čia irgi truputį matylių užsipyliau. Iš vienos eketės 33, o iš anų ekečių nieko, bičiuliai. Taip, iš šitos eketėlės pavyko sugauti 3. Dar viena eketėlė su 5 žuvytėm. Ir dar viena nebloga eketėva, kur, sakykime, kažkas apie 15 žuvų. Pagrindas, visas kibimas buvo nuo ryto iki pietų. Dabar jau yra apie 2 valandos dienos. Ir viskas, bičiuliai, nustoja kažkaip kibti netgi mano auksiniai eketėjai. Taip kad greičiausiai jau pakuosimės po truputį daiktus ir judėsim link namų. Kaip sakant, draugas labai moka skanius padaryti konservus. Tai sakėm, šį kartą taip ir padarysim. Žiemos uždarimas bus skirtas konservams. Tikiuosi ir jūs nesėdite namie. Turiu tokių gerų naujienų, kad ateina jau pavasaris. Pradėsiu šį sezoną gaudyti su avižadrebiu taip pat. Padovanojau tėčiui vieną komplektą, pasėmiau ir savo vieną komplektą. Tai kaip sakant, su tėčiu bandysime varyti į upę. Jau kitoj savaitė, bičiuliai, viskas ledai pasibaigs, rodo 12 netgi šilumos ir ketvirtadienį, ir penktadienį, ir šeštadienį netgi. Taip kad, manau, šeštadienis bus paskirtas avižadrebio atidarimui. Kažkur į kokią nedidelę upę, į kažkokias tai upės įlankėlę, žinot kur srovė sumažėja arba jos iš vis nebelieka. Ir bandysim kažką tenais pagauti. Taip kad nepraleiskite nuotykių, būtinai paspauskite follow, pasidalinkite šito video bei paspauskite laiką, jeigu ir jūs mėgstate žvejybą. Ačiū visiems ir iki sekančio susitikimo, bičiuliai.